Sveiki gyvi. Gerą vakarą. Sėdam pankiniai, 10 val. Vakaro. Jeigu nemalai žodis, kurio neturiu. Tada padarysim mane video blogą. Pasižiūrėsim, kas per vidus gausis. Ja. Pirmas video blogas, nesmerkit. Taip. Žodžiu, jeigu nereiskit žiūrėt mažiau vaikam, nes bus, gali būti net cenzūrinių žodžių. Jo. Blėt. Taip, ohai, suprantu. Gerai, šiandienos tema būtų... Tai va, sugalvojam temą, biškai buvau pavatį jungęs. Yeah. Tema bus, galvojam temą. Tai va, kokią temą galim sugalvoti? Apie necenzūrinius rusiškus žodžius lietuvių kalboj. Nu, nežinau. Galima ir taip, bet ką apie juos pasakyti, gal net nežinau. Nu, blėt, supranti, ateini, pasidėjai zdarova, nahui. Blėt, o kur kultūra? Trapisam, supranti. Jo. Nu, Pardavėm už miltelius, už euralų. Jo, jeigu jūs matėte tą video, tai ko gero, suprantate tos žodžius. Pažiūrėkit, ten YouTube'ai pasimisit, gal rasit. Jo, ten maždaug toks čiurelis stoja prieš publiką ir visus kolioja, kaip, nu... Kad mes pardavėm savo tėvynę. Pardavėm už miltelius, euro alų ir dar kažką, bet aš tik nesimanu ką. Jo, ir būtent aš, pavyzdžiui, nepagavau minties apie ką iš viso jis... Gal jis pats miltelę apsivartojęs. Gal supranti, darė tokį dialą kaip video blogas. Jo. Bet jam gali būti, kad nepavyka. Jo, ten video blogeris, ko gero. Nu, ką žinau. Palauk, grįžtam prie temos, kad ieškom temos. Jo, ieškom temos kitam video blogui ir norėtume jūsų pasiteirauti, kad apie ką jūs norėtumėte vis dėlto išgirsti ir apie ką būtų sekantis video blogas. Bet žinokit, aš tikiu, kad pažiūrėsit per metus, kai jūs 20 minutų, neįsižieskit, nesąmonę mes čia darom. Jo, mes čia taip sėdėjom, sugalvojom padaryti savo pirmąjį video blogą. Nu, jeigu, susipažįstam. Aš Lukas, jis... Vincas. Jo, Vincas. Labas. Labas. Aš Vincas. Aš pigiai. Taip. Žodžiu. Dabar. Į komentarus, ten, rašykit, savo pageidavimus, temas. Kritikuokit, kurvas. Jo, kritikuokit, rašykit viską, smerkit, jeigu norit. Čia jau... Neprisipiskit, blėt, prie subkultūrų, netomėsmėčiai. Jo, čia yra pankas ir su jom viskas gerai. Aš irgi šioks toks, bet... Su treningais, blėt. Jo, su treningais, šiandien po kol kas. Nes nieko nesugalvojau, ką apsirengti, paskubom viskam sudėjau. Tai va. Tai va, galim papasakoti, ką mes šiandien veikiam. Mes sėdom kažkokiam miškynę, kur pasidarėm savo hatai, mes čia gulim, geriam. Jo, ir šiandien bloginsim, žodžiu. Jo, bandysim laimę, kad čia mums išeis, aš žinai nežinau, bet jau čia nelabai pavyks. Nu, bet bandysim, kol pavyks. Ką? Jau įsikūrėm normaliai, bet dar gerinsim, žodžiu. Taip. Mes čia biškiai, matas, mūsų gerta. Oi, netingėčiau parodyčiau, bet kadangi čia video blogs, negalim pašalti. Jo, čia negalima, čia daug brandų, sakim. Žodžiu, gali uždrausti autorinės teisės. Jo, bet galim kai ką parodyti. Išgeriam šitokio. Neįprasta? Taip, susiveikėm 22 litrus pieno, šiandien apie pusę patvarkėm, ne daugiau, liko mums 7 litrai. Jo, bet kas geriausia, kad jo galiojimo laikas pasibaigė šiandien, bet jis vis dar lyg šviežias. Tai va, nesuprantam. Gal suklydo truputį, skaičiuodami tam kažką. Čia jau jie tik žinai. Jo, pasakytume, iš kur pirkom, bet, suprantat, negalim. Autorinės teisės, bet. Jo. Galim dar parinkti temą. Maksima turi autorinių teisų. Tokių neminėt, blėt. Reiškiu. Galim pakalbėti apie nuvytusių lapų naudą. Va, togi. Tai va. Sani. Jo.
Duot. Va, galim pakalbėti apie alų. Galim? Galim. Dabar. Jo. Bet problema. Gerai. Pakalbam apie alų. Mes esam pilnamečiai, neprisipyt. Taip. Koks tavo mėgstamiausias alus? Šiaip Tornado, kaip visi ko gero sutiks. Nes... Nors daug kas, manau, gali nesutikti, nes nėra bandę. Pabandykit, pigus, bet žiauriai geras. Jo, jeigu negėrėt, nu, bent jau, nu, reikia džiaugtis vis dėlto gyvenime. Taip, džiaugimės. Nes reikia visko pabandyti. Išskyrus narkotikų, nevartokit narkotikų. Jo, žodžiu. Va, dar apie alus, tarkim, pašnekam. Mano geriausias alus yra liuksas, toks pakrojietiškas alus, kurios tikrai nesat gėrę, bet žiauriai geras. Paskui antroje vietoje būtų švitro baltas. Toks lengvas, bet geras. Nu. Ir trečioje vietoje šiem, kur pabandžiau. Skardinė. Utenos žalias. Pilsneris. 4,6 laipsnių. Jo. Dar apie alaus temą kalbant. Žinot, Utenos mėlyną alų. Žinot. Daugam vis labai patiko. Ne? Jo. Buvo geras alus, bet kas nežinot, pasakysiu, jį nesenai gan pradėjo daryti iš miltelių. Biškis sušudinėjo ir skonis ten. Kaip paliko? Seniai natūraliai darydavo, dabar iš miltelių darė. Aš negirdėjau. Su mumis geriai nežinai. Nu, apie miltelius nieko nežinai. Dabar jau žinai. Na dabar reiškia netoks geras. Šūn. Bandė tą Utenos Friday. Jaučiu, kad ne. Jo, tas, kur dabar renka jam pavadinimą ir turi pats internete išrinkti. Jūs tą tikriausiai visi žino. Jo, visi žinot, ką gero, nes visi jau domėjotės apie tai. Domėjotės, girdėjau, kad sakė kažkas, kad domėjotės. Girdėjau tą. Į Twitterį, ne? Jo. Ne. Ne. Forčaną. Va. Į Forčaną buvo įmetę, kad, tipo, parinkit Friday, žinai, patrolint su masė lietuviai. Jo. Jeigu pasiseks, tai bus Utenos Friday. Kaip tik, žinot, lietuviam penktadienio alaus. Nežinau, mes įgėrėm, man tikrai nepatiko, nes kažkokio šūdino skonį. O, gerai, tai eina. 4 valandas čia, ten. Jo? Jo. Viskas šynus, tai 12. Bet čia neta tema. Gerai, dar apie alų. Nu, kokius mes alų mėgstam, jums papasakojom. Šiaip, jeigu renkate alų, pavyzdžiui, nu, pasiteiraukit, nes nebūtinai alus brangus yra geras. Kitą kartą sumokit daug dienų šlikštumą. Jo. Pavyzdžiui, dabar tie Utenos visai nušudinėjo. Žiauriai. Tai va tas žalias pilsneris geras, kurį šiandien gėriau. Jo, rekomenduoju. Pabandykit, nenusivils. Jau, ką tai užskardinė liutą 75, nemanau, kad yra labai gaila. Taip. Paskui apie alų. Nu, pasakėm, kokius mėgstam, ne? Bet duot nesakėm, kokius geriam. Kokius mes geriam. Optimas 8, Cento 8. Bet žinokit, visai gerialus. Jo, nu tik Cento 8, nelabai toks. Jo, 8, nepirkit. 4 geriau. Jo, 4 skan. Jeigu norit, nu, kasdieniškai. Ne kad... Atsigert, neprisigert. Jo, su kokiais gerais draugais, ne tai, kad, o, atsinešiu. Su draugais iš Facebooko, negerkit. Jo, negerkit iš Facebooko su draugais. Iš pizdavos, žodžiu. Arba dar apie Cento 8. Jos skonis yra toks, kaip Utenos darkot, labai panašus, tik ten šviesus alus, tik aš neįsivaizduoju, iš ko jį ten darkot, skonis kaip juodas. Tai va, paragaukit Utenos darkot. Bet girdi, mes pradėjom su tokia tema, kai ieškom temas, baiginėjom apie alų. Jo, bet reikia ir temą kitam blogui sugalvoti. Bet šitam apie alų bus tiks, jo. Gerai. Paskui dar apie alų. Palauk, kitam blogui radėsim tokią degtinę papasakoti. Ne, tai tegau čiūrovai. Atsiprašau, apie alkoholį, apie gyvenimą mūsų. Jo. Ne. Žinok, tai. O. Gerai, tavo būtų gerai. Gerai. Galėsim gal papasakoti. Ką seniau veikiam, ką dabar? Nekreipi dėmesį, mes šimtišim. Jo, apie vasaras savo pašnekėsim truputį. Ką mes per savo, ką atsimenam. Ką veikiam, ką veiksim, ką planuojam.
ką planuojam, tai čia jau bus. Žinokit, daug kas gali sakyti, kad neįdomu gyventi, kai sueina 18. Mums abiem žiemą suėjo 18, taigi dabar, žinokit, gyvenimis pizdėt. Suprantat, darbą biškai susiradom, pinigų yra, planų turim, visą parašau, sakant. Jeigu šiaip apie darbą, tai... Nesiieškokit, nes tikrai nėra. Čia nesiieškokit, čia nevertas. Jo. Suprantat, jeigu vasarą norit padirbti, ir esate pilnamečiai, tai važiuokit į kokią Angliją. Arba jeigu norit vasarą būtent Lietuvoje dirbti, tai prieš 2 metus pradėkite ieškoti darbą. Jo, grinai. Nors geriau prieš 3, vis tiek nerasit. Jo, nerasit. Nors ir prieš 3, prieš 2. Ką aš galėčiau patart? Eikit malkų kapuoti. Jo, malkų. Per visus namus. Žinokit, gal duoti kažkokį kubą po 10 minutų. Tas kubą trunkia apie 2 valandas. Jo. Taigi per 2 valandas 10 minutų gal, manau, visai normaliai yra. Nusiperki ir parūkyti, ir alaus. Arba, o jeigu, pavyzdžiui, žmogus negerantis. Nu, tada nusipirksuoti guminuk. Jeigu jam skaniau. Gintaras inkliuzis. Žodžiu. Tai va. Pabandėm šitą nesąmonę padaryti. Manau, galim baigti. Jo, galim baigti ir primenam. Nu, va ten. Komentarai ten kažkur. Sakykit savo norimą temą. Mes išsirinksim geriausiai, paminėsim, kas ją man pasiūlė. Jo, padėkosim. Jo. Titrų nelaukit, čia nieko nebus. Jo, titrų nelaukit, iš karto mes jungiam lauk. Čia vis dėlto, nu, mes movie makerių nemokam naudotis. Taigi mes tiesiog įkelsim video ir į Videogagą arba YouTube. Jo. Nu, dar nenusprendėm. Dar nenusprendėm, bet bus. Bus. Jo. Ir jau yra. Va dabar jau yra. Ir dar, vat, norėčiau paprašyti. Parašykit žmogus, kuris pirmas pažiūrėsit šitą video. Mes jūs paminėsim. Ir pažiūrėsim, kad jūsų video pažiūrėtų ten YouTube ir Videogagą. O jeigu neturit video jokių... Tai įkelkit. Jo, tai įkelkit. Pradėkit kelt. Tai ką aš galiu pasakyti, viso gero ir kirtuojaus. Jo, viso gero. Gero jums vakaro arba dienos ryto. Tai va, ate.